panašų žodį sanskritišką ir reikšmė pasirodo ta pati. Tai tokių atvejų buvo, aš nežinau, gal 14, gal keliasdešimt, nes mes ilgai bendravom, jis tenai pas mane buvojo ir panašiai. Tai jūsų lietuvių kalbos istorijos pirmam tome yra žemėlapis, kur juoda spalva pažymėta, turbūt prabaltų, jeigu neklystų, išplitimo teritorijoje. Ir ten yra užkabinta šiaurės rytų turbūt Indijos kraštas. Kokiu būdu ta sanskrito kalba susirišo su baltų ar prabaltų kalbomis. Nes mes visgi rodos skaitoma, kad nesam atėję iš Indijos, o čia kažkur arčiau, reiškia, ir migravę galbūt į skirtingas pusės. Tai toks būtų klausimas. Man labai lengva atsakyti jūsų klausimą, nes sanskrito kalba nėra man svetima. Aš esu studijavęs sanskrito ir kada 68-69 metais buvau Indijai, tai net žinot, mane tituluodavo pandit. O pandit reiškia mokytas. Šitą prie pavardės dėdavo tik tai mokantis sanskrito. Ir mūsų grupė tik aš vienas buvau pandit. Visi kiti, ten maskviški buvo, jie ne. Dabar iš esmės. Matot, tarp sanskrito ir lietuvių kalbos yra didelis genetinis, kilminis ryšys. Bet nei lietuvių kalba nėra kilusi į sanskritą, nei sanskritas iš lietuvių kalbos. O tai sanskritas priklauso indo-arijų kalbų grupiai, o mes baltų, bet visi indoeuropiečiai. Sanskritas tuo ypatingas, kad jis turi labai senus rašytinius tekstus. Sanskrito seniausi tekstai, tos Rigvedas vadinamas, siekia daugiau kaip 1000 metų prieš Kristų. Tiksliai datuoti labai sunku, nes jie indai datų nežiūrėdavo. Bet jos, tik jūs nežižipsaukit, jos reikia gerbti. Klausykit, juk sanskrito, jau klasikinė sanskrito didžiausiai grožiniai kūriniai yra Mahabharata ir Ramayana. Mahabharata yra 8 kartus didesnė už Iliadą ir Odisėją paimta kartu. Tai va, matot, kokius veikalus indai turi. Taip, kad čia, matot, yra kitas pasaulis. Dabar panašumų, žinoma, yra labai daug. Yra atsitiktinių sutapimų, bet yra ir tokių genetinių, kurių pradžia siekia indoeuropiečių, seną indoeuropiečių pokalbį. Paveldė ir tie, taip sakant. Nu, aš jums paimsiu, gal atsiminsiu iš Mahabharatas kelias eilutės ir pažiūrėsit, ar jūs suprasit. Šitaip aš išdrįsiu jums pasakyti dėl to, kad prieš karą esu vienam mūsų pseudomoksliniam žurnale skaitęs, kad kiekviena lietuvių tarnaitė sanskritiškai supranta, susikalbės. Nu, žiūrėkite, ar jūs suprasit. Asitradža nalo nama, vyrasena suto balį. Na, daugiau aš jau nelabai prisimenu ir nesakysiu. Dabar, kas čia yra? Asit, iš tikrųjų, kilmės požiūrių, yra tas pats žodis kaip lietuvių esti.
Matot, vietoj mūsų A, O ir E, sanskritas visuomet turi A, dėl to labai daug. Asit, Radža, Nalo, Nama, A balsis vyrauja. Radža tai yra, valdovas. Šaknis lietuvių kalboje ta neišvykusi, bet tai lotynų regis. Radža. Vietoj EA, matot. Asit Radža vadinasi gyvena, buvo Radža. Asit pas mus esti. Prasmė nutolusi truputį. Nalo Nama, vardu Nalas. Nalas čia tikrinis vardas. Nama yra tas pats, kas vokiečių namė. Mes neturim šaknies išlaikę. Vyras eina, suto valį. Čia jau sunkiau. Tikrini vardai. Vyras sėno, gražusis, šaunusis, sūnus, suto, sūnus. Nors sanskritė yra ir sūnus vardas. Sūnus, bet yra ir sutos. Tai ar tarnaitė supras, galite spręs patys. Ir tik tai, taip pat analizavus tos žodžius, aiškiai matosi ta giminystė ir, taip sakant, tie atitikimai. Bet reikia analizuoti moksliškai, o ne iš atsitiktinių panašumų. Tai nežinau, ar aš atsakiau jūsų klausimą. Taip. Gal dar bus kokių klausimų? Prašom. Sakykit, tai minėjot, kad buvo, išskyrėt rytų baltai senieji buvo ir vakarų baltai. Ir sakykit, rytų baltai, sakėt, labai sunkiai jie tenai teritoriškai galim nustatyti jų egzistavimo ar buvimo tuo metu ribas. O sakykit, kaip maždaug, jeigu įsivaizduoti, kad tokiam bendram įsivaizdavimui, kur ta galėtų būti riba rytinio pakraščio baltų teritorijos šitos? Sunku pasakyti. Aš sakiau, kad mes daug vilčių dedam į archeologus. Nes kada archeologai ištyrė tą baltišką archeologinį prigimtį, tą iškaseną, taip sakant, tai galima ir ištyrė to pačiu rytinių baltų. Galima žiūrėti ir kaip toli eina. Bet aš minėjau, kad neištyrinėta, pačių archeologų dar neištirta. Kaip jie gerai ištirs, matot, mūsų archeologai ten nelabai gali tirti, rusai, o ten neskuba tyrinėti. Ir va taip yra. Yra gerai ištirti vietovardžiai. Yra hidrotinių, upė, ežerų. Aš čia turiu galvoj Toporovo darbus ruošiau. Čia jis mums atliko be galo didelę paslaugą. Iš viso tas žmogus yra Lietuvai nepaprastai nusipelnęs. Nebereikala, bet buvo dabar neseniai konferencija Seimo rūmuose, tarptautinė konferencija, dar aš ant pranešimą skaičiau. Toporovą man teko pažinti ir labai artimai pažinti, mes tiesiog šeimomis draugavom. Jis buvo Lietuvą ir ypač lietuvių kalbą tiesiog įsimylėjęs. Aš jums tokį anekdotišką atsitikimą pasakysiu. Kartą Maskvoje susitikau, jis taip pasipiktinęs ir nusiminęs, kad jo duktė įsižiūrėjo kurso draugą, kuris labai nepatinka ir jam, ir jo žmonai. Būna taip, nieko nepadarysi. Aš nuraminau ir sakau, vaikų neišmokėsi, ką nusižiūrėti. Po kiek laiko staiga pasikeitė Toporovo požiūris. Skambino man, kad mano būsimasis žentas mokosi lietuvių kalbą
Vadinasi, pasidarė teigiamas. Mokosi lietuvių kalbą ir sako, ar tu negalėtum vasarą kur nors į diletologinę ekspediciją. Aš ir atvyksiau į diletologinę ekspediciją. Iš karto pasikeitė požiūris. Nu, turbūt žinot, nežinau, jūs, kad kada vyko šitie prie televizijos bokšto įvykiai, tai maždaug tuo metu Kremliui jam turėjo įteikti valstybinę premiją. Ir jis atsisakė iš kruvinų rankų premijos neimų. Aš apie tai esu papasakojus vėliau Landsbergiai ir kaip jis buvo aukščiausios tarybos pirmininkas, jį kažkokiu medaliu apdovanojo. Auditorija, ar bus dar klausimų? Jei ne, tai aš prieš dėkodamas akademikui turiu taisyti vieną savo klaidą, pasakyti, kad didesnė šitą auditorijos dalį taip pat sudaro Lietuvos skautų sąjungos atstovai ir pakviesta akademika buvo pono Juliaus Šalkausko iniciatyva, tai už šitą renginį jam didelė padėka, aišku, jums akademika didžiausia. Tai... O man, žinot, tai, kai jūs pasakėt, net labai malonu, kadangi prieš karą aš